Gražiausia knyga grožinės literatūros ir eseistikos grupėje 2009 metais išrinkta nacionalinės premijos laureato poeto Antano A. Jonyno rinktinė Sentimentalusis romansas. Tyto Alba išleistos knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė Antano A. Jonyno kūrybą rinktinėje pristato lygiagrečiai su žymaus moderniosios dailės atstovo Kazio Varnelio nespalvotomis geometrinės tapybos reprodukcijomis. Naujausios poeto knygos pavadinimas sutampa su jo tėvo Antano Jonyno eilėmis parašyta daina. Kodėl sentimentalusis romansas ir kaip šioje menininkų knygoje suskamba poezija ir tapyba. Tiesą pasakius, kai sugalvojau šitą pavadinimą, negalvojau apie tą tėvo eilėraštį Sentimentalus romansas, kuris yra populiari daina, tapęs aš mylėjau tave tau nežinant šitą, bet tik paskui, jau pasižiūrėjęs, prisiminiau, kad tas yra tėvo eilėraštis. Ir truputėlį sutrikau, bet paskui pagalvojau, ir gerai, tai yra kažkokia tai kalba gal apie kažkokį tai tęstinumą. Antra vertus, aš tikrai nenoriu konfrontuoti su, tarkime, su tėvu, bet ir nesakyti, kad tai yra kažkoks pratęsimas. Antra vertus, šitas pavadinimas yra irgi truputėlį toks provokuojantis. Nėra mano poezija tokia sentimentali ir nėra grinai romansiška. Ten nemažai yra ir ironijos, ir pasišaipimo, ir tas pavadinimas netgi, sakyčiau, tam tikrą prasme ir ironizuoja mano santykį su knyga. Galų gale, kaip ir pati knygos išorė, išvaizda, kurią aš labai džiaugiuosi, tai iš tikrųjų labai, tai turbūt gražiausia mano knyga, tai yra nuostabus Sigutės Chlebinskaitės darbas, kur jinai parinko mano eilėraščiams rodyti tokiem, sakyčiau, kurie kažkokio tai netgi barokiškumo turi, parinko tokius op-artiškus Varnelio darbus, kurie irgi vėl konfrontuoja su mano tekstais.